Gerai, sveiki visi, aš Anter ir šiandien žaidsime Minecraft ir jūs turbūt susidomėjot, kaip supras Minecraft, kur dingo senas survival pasaulis, jis užbagino ir mes iš tikrųjų praradom viską, jis tiesiog užgliučino, aš praradau daug filmavimo, labai daug iš tikrųjų, žiauriai atsiprašau. Kad praradau visą tai ir aš iš tikrųjų greit pradėjau žaidimą ir labai gerai. O, yes! Ir aš gavau eglės medieną, valio visi, mes gavom geriausias. Ir mes pradėjom puikiai, tiesiog puikiai pradėjom žaidimą. Aš tikrųjų nežinau, bet aš džiaugiuosi, kad mes jau taip greit pradėjom žaidimą ir gerai dar plius. Tai mes jau turim akmeninį pikeksą ir aš naudoju tekstūrpaką, jeigu jūs jo nenorit, gal aš galiu išjungti. Tiesiog klausysiu mano subscriberių, kartais ne. Ir ten yra mesa, čia yra savana, ten yra džiunglės, oak. Ir aš turiu spruce. Tai aš jau turiu labai daug skirtingų tipų medienos. Ir tai yra normaliai, iš tikrųjų. Ir aš džiaugiuosi, nes reiškia, aš gyvensiu džiunglėse. Valia. Pasienio valia dėl to, nes aš nekenčiu džiunglių. Kartais, nes ten atsiranda tiek mobų. Ir ten labai retai surasi gyvūnų. Bet mes kažkaip išgyvensim, nes mes artis valia, mes gyvensim džiunglėse. Aš turiu pasimti mėsos. Bum. Nukirto. Iš tikrųjų, mes labai geram statę, mes labai greitai pradėjom žaidimą, labai fantastiškai greitai pradėjom žaidimą. Ir jo. Dabar gerai, mes iškirskim šitą. Aš iš tikrųjų paliksiu, jeigu man reikėtų tas kaivis, jeigu aš gal net šitame epizode kažkaip sugebėčiau viską pasidaryti, bet abejoju, aš absoliučiai abejoju. Aš tikrųjų nedarau tokį dalyką, kad YouTube'ai ten filmuoja video 1 valandą ir sukarpo ten į 30 minučių. Aš nufilmuoju 30 minučių, papausinu 30 minučių ir taip kartais atsitinka. Bet aš daug ką iškarpau, tai gaunasi net trumpesnis video. Taip aš daug kalbu, atsiprašau, nes aš kinda sergu ir aš keistai skambu, tai ačiū, kad suportinat mane visi, kad ir vis tiek žiūrit mano video, jeigu aš net ir sergu. Tai keistai skambėsiu visą video. Aš jau greit nuėjau, aš tiesiog taip greit pradėjau žaidimą, kad net nepastebėjau. Mes jau turim šarvus, mes jau turim pikeksą ir mes tikėkime greitai gausim lovą, nes aš kitai mirsiu. Žinau, kas čia rūsis į žemės. Duokit jūs man popieraliais Vilnos. Tai gerai, aš greičiau surašyti. Arba man gal grįžti atgal, nes aš turiu planą. Jo, aš turiu protingesnį planą. Aš geriau grįšiu atgal, nes aš tikrųjų čia be reikalo eksplorinu ir nes savanose dažnai yra kaimeliai ir ten lova. Aš galiu for free pasilogti. Ar mes tą darysim? Taip, aš vagis. Jei. Ir mano... Ar aš tai padarysiu? Ne. Ir aš vos nenumiriau. Aš šitų morkų kažkokių pavalgysiu auksinių. Jablotką. Karovką. Aš negaliu, aš pats iš savęs veikiuos, nes aš tiesiog pasakiau karovka, kai turėtų būti markovka. O, Jėzau, koks aš durnas. Jėzau. Ir mes grįžom atgal. Jau čia net ne į tą pusę, bet... Gal čia gyvenam? Jo, aš persigalvau, mes gyvensim name, o ne... Name, kur... Ne, aš jau neduosiu skriskis iš čia. Arba čia. Aš neįsivaizduoju, nes... Aš turbūt kraustysiuos. Arba aš turėsiu 2 namus. Tai jo.
Aš gal turėsiu 2 namus, gal. Niekas nežino, čia bus beje trumpas video, visiems paskui jūs išrinksit man vietą. Čia yra numeris 1, čia yra numeris 2. Rinkite, rašykite komentaruose, šis ką pasakysiu. Ir kaip tik avys. Aš gal gas... Ja, gerai, aš galvoju. Valia, aš galvoju. Mes speedruninam. Jo, mes speedruninam. Aš negaliu pakęst, kad viršus susilieja, bet problema yra... Gerai, taip, viršus susilieja. Bet kodėl šonai? Kur šonai dygo? Kodėl šonai nesusilieja? Atrodo taip durnai iš tikrųjų. Žiauriai durnai mano nosis. Labai užsikimšus. Prašau, duokit kaimelį. Ne, nėra kaimelio. Nu ir gerai, apsikalpokit. Aš dabar iš tikrųjų nežinau. Aš gal įsiu mainint. Ironą, ieškot ironą. Ja, aš įsiu ieškot ironą. Mes dabar turim 3 tipus medienos. Gal net ir 4. Tai yra beržas. Net ir 5. Beržas. Ąžuolas. Džiunglių mediena. Akacijos mediena. Bambuko mediena. Jo, mes iš tikrųjų turim labai daug. Ten ironas, aš gal jį pasigriebsiu. Ačiū jums. Jeigu ten bus 3, aš labai apsidžiaugsiu, nes man reikia ironinio pikeksą. Labai reikia, labai jau reikia. Aš labai greit žaidžiu, nes aš jau daug kartų žaidęs Minecraftą, labai jau daug kartų. Tai aš tikrųjų praeitą kartą su draugu žaidėm serverį, kuris turėjo būti mūsų bendras serveris, bet užbagino. Mes radom deimantų gana greitai. Mes gal net 2 dieną jau radom deimantų, todėl mes žaidėm labai ilgai, bet labai lėtai. Iš tikrųjų mes pasistatėm bazę pirmą dieną, mes susiradom gyvūnų, viską, mes iš tikrųjų gana greitai viską pasidarėm. Ir kur mano ironą? Duokit mano ironą, prašau, I beg you. Kur jis? Ai va, kur jis? Yes, tai bus 3 gabaliuk. Aš, aš gal pasimsiu, aš gavau jau 1 gabaliuką. Ja, aš gavau 1. 2, 3, taip, 4, 5. Ne, pasivaideno. Gerai, mes gavom viską, ko man reikėjo šitam kalniuke kažkokiam, aš nežinau, kaip jį kitaip pavadint. Gavom ironą, valio, mission accomplished, gavom lovą, gavom ironą ir turim kažkiek maisto. 3 misijos jau paruoštos, kita misija susirast vietą, kur bus bazė. Ir galim šitą pusiau išbraukti. Todėl, nes iš tikrųjų aš sakiau, kad aš nežinau, kur aš gyvensiu, jūs turbūt išrinksit mano bazę, tai jupi. Jūs turbūt išrinksit, taip, jūs turbūt išrinksit. Ir aš tikrųjų keistai atrodau su armor, su šarais, taip pasakiau. Aš pusiau kalbėsiu angliškai, tai atleiskit, kad aš... Tiksliau, jūs manęs nesuprasit. Nes aš dažnai kalbu su draugais angliškai. Labai. O ne. Man iš tikrųjų, jeigu aš praeitą epizodą, mes tiesiog... Kokią praeitą epizodą? Ką aš kalbu iš tikrųjų? Paskutinį kartą, kai žaidėm kartu Minecraftą, mes pasirinkom belekiek gold. Ir aš nepagalvojau, kad mes galim užauginti morkų. Iš tikrųjų, tai neįmanoma, nes mes neturėjom morkų. Arba mes turėjom morkų, aš nebeatsimenu. Tai mes galėjom pasisodinti ir pasidaryti iš tų auksinių morkų. Ir jos geresnės už karvės kepsnį. Jo, karvės kepsnį. Nes jos labai greit užpildo, aišku, nedaugiau. Aš lavos nepasidariau. Tai, aš net crafting table nepasidariau, kas yra keista. Aš negaliu patikėti, kad aš nepasidariau crafting table. Pasidedam, greitai pasidarom lovą greičiau, o ne aš neturiu pakankamai medienos. Lova ir greičiau einam miegot. Dar net neleidžia eit miegot. Čia yra gražus vaizdas, aš nenoriu gyventi savanui, nes aš nekenčiu žolės spalvos savanos, aš tiesiog negaliu pakęsti, tai yra per daug negražu. Tai jo. Ir tai aš džiaugiuosi už savo
21 subscriber, aš jums dėkingas, gali būti dabar jau daugiau ir jeigu ir yra daugiau, aš jums dėkingas, labai dėkingas, labai dėkingas. Ir aš garantuoju, kad vienas random iš jūsų, kuris dabar žiūrite, man prenumeravo, todėl nes visi mano subscriberiai yra praktiškai draugai, taip ir ne. Ir dar vienas subscriberis, aš jums neminėsiu kol kas, bet aš garantuoju, nes aš vieną dieną atsikeliu ir yra 200 subscriberiai. Bet praeitą tą dieną aš turėjau 21 ir aš toks, what the hell? Tai, jo. O mes grįžom prie spawno. Kaip aš apsakau ratą, to aš iš tikrųjų grįžau prie pat spawno. Ne, aš nebeatsimenu, kur čestas tai. Aš man rodos, jo, jisai va čia stovėjo. Ne, bet jisai... Va čia. Tai reiškia, mes pasižymėsim, kur buvo tiksliai mūsų spawnas, nes aš turiu mini planą, kai aš jau ten turėsiu pakankamai ir kai mano didžiausi gaulai bus atlikti, aš pastatysiu spawno monumentą. Aš nežinau, kaip tai lietuviškai, tai gal spawno šventyklą iš tikrųjų. Tai bus žiauriai gerai, nes aš noriu tipo padaryti tokį dėkingą vietą, kur aš atsiradau. Tai aš džiaugiuosi. Aš žinau, kur aš gyvensiu, aš jau apsigalvojau, girdit, aš einu tenais, aš einu ten labai toli ant to didelio kalno, kur sakiau, arba ne, arba aš galvoju apie kitą pasaulį, kuriame aš bandžiau filmuoti, visi atleisk. Aš galvoju apie tą vietą. Ne, bet čia nėra tokios vietos. No. Aš norėjau gyventi didelio kalno iš tikrųjų, bet man tas nepaėjo, nes aš vadžiau filmuoti video, bet man neleido. Padėkit, iš tikrųjų, man žiauriai nepavyksta. Man nesiseka šį kartą filmuoti ant PlayStation. Kas čia vyksta? Aš vos nenumiriau. Aš vos visiškai nenumiriau. Gerai, valgyk morkas greičiau ir tos morkos greit baigsis. Aš tikrųjų greit bėgioju. Aš labai greit bėgioju. Čia ta vieta, kur aš savo ironą. Aš sakiau, kad aš noriu gyventi kažkur ant... Kur aš sakiau, aš noriu gyventi? Aš nebeatsimenu. Guys, ką man daryti, aš nebeatsimenu, kur aš norėjau gyventi. Aš nebeatsimenu, ką daryti. Aš norėjau čia, man rodos gyventi, bet čia kitoj pusėje yra savana. Suradau problemą. Kas čia dabar? Ką jūs padarėte? Minecraft? Kodėl jūs sugadinot žolės spalvą? Va čia viskas okei. Ir beje, aš, kai žaidžiu su paprastu Minecraft texture packu, tai man rodos jau sutvarkyta. Anksčiau, kai išleido Cherry Blossoms, tokį taip sakuros medį, tai žolė taip keistai veikia, kad šonai buvo kaip savanos spalva, o viršus buvo paprastas. Ir aš galvau, kas čia dabar, kodėl taip yra. Ir aš nežinau, bet turbūt tai tada buvo pati pirma diena, kai jie išleido atnaujinimą, tai jie turbūt nesutvarkė pilnai visko. Aš žinau, kur aš gyvensiu. Jo, aš čia gyvenu. Visi pasakykite naujai vietai ir mes gyvensime. Jej! Gerai, mes gyvensim čia. Ir jau turbūt, aš nežinau, bet tai trumpas video. Labai trumpas video. Ar man toliau filmuoti, ar man toliau nefilmuoti? Jo, mes čia tikrai gyvensim. Čia garantuotai gyvensim. Žiauriai gražu, bet norėčiau ant pliuso, kad būtų ką. Ne. Ar man vadinasi, galvoju, ten namukas, aš būčiau sakęs, ant pliuso būtų gerai, kad būtų kaimelis. Ir tam magiškai kaimelis, įsivaizduokit, jis nepatikės. Ir aš būčiau sakęs, jis nepatikėsit. Ir ten iš tikrųjų yra kaimelis. Yes! Jos, mums pasisekė. Ir ten sakuros, jei! Ok, mums jauriai pasisekė. Šitas įdas approved. Visi klausykitės, tai approved. Tai yra žiauriai gerai. Mums pasisekė. Mes turėsim kaimelį. Faliu, aš džiaugiuosi. Ten yra blacksmith. Dabar
Dabar taip, aš varu į tą Blacksmith ir jeigu ten nebus deimantų, ir jeigu ten ir bus deimantų, ačiū jums, Minecrafto dievai, aš jums dėkingi, žiauriai dėkingi, prašau, duokit deimantų, ar man nors gero lūto, bet labiausiai deimantų nori. Moot of Truth, 1, 2, 3, ne, kam reikia 2 kardų? Kodėl, jūs man paaiškinkit. Ir taip, čia yra morkos. Gerai. Viskas, mes baigiam, mes iš tikrųjų baigiam. Mes čia gyvensim. Alleluja. Ir šitas village kaimelis bus japoniško stiliaus. Aš norėjau uždėti japonišką modą, kur yra japoniško architektūra, tai ten bus visokie blokai. Tai gal tai darysim atskirą dalyką, gal atskiras serialas, pavyzdžiui. Nežinau, tai gal tuom ir baigsim epizodą. Čia yra toks mini trumpas epizodas. Ačiū, kad žiūrėjote ir ate.